Palikdami dviratį kas kartą nerimaujate, ar grįžę jį rasite? Ne jūs vienas. Mūsų Paulius net prie stiklinių biuro durų savo turtą pastato, kad kas nenugvelbtų. Ar tokios apsaugos priemonės tikrai būtinos? Visi įprastiniai dalykai, kurie sakoma, kad yra filmavimo kameros, rakinama laiptinė, ten būdinčiai garažai kažkokie su sargais, tai visa tai yra neteisybė, tai yra pačios nesaugiausios vietos. Sakysim, prie prekybos centrų, kad ir netoli mūsų, kameros filmuoja, gali pasižiūrėti, kaip dviratį pavogė, kas nuvažiuoja su juo, to ir viskas baigėsi. Rakinamas laiptinės taip pat yra pavojinga, todėl kad durys užsidaro, gali krapštytis labai ilgai ir dažniausiai dviratis yra pavogęs. Specialistas gan kategoriškas. Pijos spynos yra ne spynos. Esą raktas turi būti su koduota kortele, o spynoje jokių lanksčių jungčių. Tokia kainuoja nuo 200 litų. Tai yra du tipai spynų, kurios, sakysim, yra populiariausia tikriausia dėl to, kad yra lanksti ir transportuoti yra patogiau tokio. Sakysim, pati patikimiausia, tai yra štai tokia tipo spyna. Raktas turi būti su kortele, kad jis nebūtų pats paprasčiausias, nes pigus užraktai arba atrakinami, arba persukami. Raktas atrodo taip, kiekviena šita dantelio vieta yra individuali ir ne vienas raktas nesikartoja. Pagaminti šitą raktą neįmanom pridėjus ir pagal matricą šitą važiuojant antrą kartą atkartoti. Specialistas ragina nepamiršti ir atskirų dviračio detalių. Paliko dviratį rato neprirakinant. Na tai žiūrėkit, kiek reikia laiko, kad rato nebūtų. Kiek 10 sekundžių, rato nėra. Galim dar ir greičiau padaryti. Palikdami dviratį, žiūrėkite, prie ko jį rakinate. Spyna gali būti tvirčiausia. Jeigu jūs prirakinat, sakysim, yra dviračio stovai, standartinė prie parduotuvė. Jeigu jūs rakinat prie šito stovo, tas stovas nusikerpa per sekundę. Tai ta spyna su dviračiu nuvažiuos. Tiksliau sakant, nuvažiuos kokiu autobusiku, ne pats dviratis važiuos, bet bus perkirptas stovas arba strypas koks perkirptas. Reikia atkreipti dėmesį, prie ko dar rakina. O geriausia, jeigu yra tokia galimybė išvis, nepalikinėti be priežiūros. Dviese, tegu vienas pasaugo. Jeigu galim į vidų, vežat į vidų. Kaimynai pagyrė jūsų dviratį, tada nepalikite jo jiems, kaip liaudis sako, ant akių, nes blogas padėjimas ir geras akis pagadina. Jeigu laikat rūsyje, padarykit didžiulį strypą kokį kietą. Ir rūsyje ne rūsį rakinkit, bet dar kartą rakinkit dviratį. Dar kartą rakinat dviratį. Tada jūs dar kartą apsaugot, nes bus nuostaba išlaužus duris, dar nebus numatyta, kad dar valandą kažką reikia daryti. Jūsų dviračių niekas nepasirūpins geriau nei jūs patys. Paisykite elementariausių saugumo taisyklių ir bus didesnė tikimybė, kad jis bus kaip kūdikis. Kur padėjo, ten ir radot.